esam pačiam didžiausiam projekte. Pasitaikė rankose galimybė įsigyti patalpas, iš kurios galim padaryti 26 loftų projektą. Projektų orientyrą darytis apie 1,9–1,8 yra tokia tikrai reali kaina. Dalinės apdailos, čia lyginam dalinę su dalinė. Jo. Pirmą kartą papasakosim apie galimybę ne tik investuoti pas mus kaip investuotojui, bet... Sveiki visi, sugrįžę po ilgos pertraukos. Tai matėmės prieš kiek čia laiko, prieš kokius 3 gerus mėnesius, prisėdom su Adu pakalbėt, kad turim problemų šiek tiek, kad apleidom savo YouTube kanalą, apleidom jų žiūrovai, tai taisom savo klaidas ir... Šiandien parodysim, dėl ko apleidom jūs ir pamatysit, ką mes čia veikiam ir kur buvo tie mūsų 3 mėnesiai dingo. Jo, papasakosim plačiau, kodėl čia buvom dingę, nusprogę ir teko šiek tiek aukot dalį darbų, tai vienas iš jų buvo YouTube'as. Bet šiandien grįžtam su trinksmu, didesni ir įdomesni. Esam pačiam didžiausiam projekte ir šiandien papasakosim iš tikrųjų, ką mes čia nusipirkom ir ką planuojam nuveikti. Tai yra patalpos Kaune, Vilijampolėje. Čia mes turim apie 770 kvadratų. Mūsų tikslas bus padaryti iš jų loftus. Pasitaikė rankose galimybė įsigyti patalpas, iš kurios galim padaryti 26 loftų projektą. Ir, kaip sakyti, vieni mato problemas, kiti mato galimybės. Tai mes buvom iš tų, kurie pamatėm galimybę ir nusprendėm ją čiupti. Šitam pastate realiai prieš kokius 5–6 metus, man atrodo, buvo toks kaip kapitalinis remontas ir buvo padaryti 100 kažkeli loftai. Jo. Tai mūsų tikslas yra, realiai dar buvo keli lopinėliai neužbaigti, tai mūsų tikslas tiesiog pratęsti projektą, kas buvo pradėta ir užbaigti iki galo. Jo, tai vat, realiai pamatėm galimybę. Iš tikrųjų buvo labai įdomu tai, kad, kaip Adas minėjo, išsivystė 100 virš loftų ir liko vienas gabalas, kuris buvo labai gerai panaudojamas, taip pat irgi galima buvo pratęsti loftų padarimą, bet šitų patalpų nepardavė. Savininkai nusprendė parduoti patalpas ir pasitaikėm laiku ir vietai, kuomet šitą pasiūlymą gavo mes. Tai realiai, koks labai įdomus irgi galbūt dalykas, kurį reikia paminėti, tai projektas nebuvo viešinamas, projektų nebuvo galima rasti kažkokiuose tai portaluose ir pasitaikė, kaip pasakyti, šitą galimybę atėjo į rankas dėl to, kad žmonės jau žinojo, kad mes vystom projektus, darom ir tiesiog tas pasiūlymas atkeliavo dėl to vien tik tai pas mus. Tai va, tai čia galbūt irgi buvo vienas iš svertų, kad šitą pasiūlymą matė labai mažai žmonių. Dar ką galima paminėti, kad į šitą projektą mes ėjom ne vieni, ėjom kartu su partneriu. Taip. Tai čia va irgi, ta prasme, kas galvoja apie, pavyzdžiui, didesnius projektus, tai labai rekomenduojam iš tikrųjų pasimti dar kažkokius žmonės, kurie turi papildomų kažkokių patirčių. Tai ir rizikos valdymas tuo pačiu atsiranda, kad jau ne mes vieni prisėimam, bet ir daugiau žmonių, kurie kuo daugiau akių pereina per projektą, tuo yra saugiau. Jo, ir kitas dalykas, aišku, kalbant apie partnerystės, vėlgi labai svarbu atsirinkti su kuo. Eiti į partnerystės, pasiskirstyti atsakomybėmis, čia gal kita paskaitos netgi dalis, bet viena iš galimybių, tai jeigu, pavyzdžiui, mūsų atveju, tai mes pamatėm, kad šitas projektas kol kas mums yra per didelis, nes turim ir daugiau projektų ir sakom, Plius tie patys finansai, ta prasme irgi, čia reikia suprasti, kad, pavyzdžiui, tokį objektą išvystyti, ten preliminariai skaičiuojant, vis tiek reikės apie kokio beveik milijoną. Įdomiausia dalis, įdomiausia vieta mūsų klausytojui, nes pirmą kartą papasakosim apie galimybę ne tik investuoti pas mus kaip investuotojui, bet pirmą kartą skelbiam galimybę įsigyti investicinį butą šiame projekte išankstinėje stadijoje. Projektinėje dalyje yra numatyta 26 butai šitam projekte ir 6 butus nusprendė paleisti išankstinėje stadijoje pardavimui, o tikėtina visus kitus butus pasiliksim savo, nuomai. Gal dalį vėliau pardavinėsim, kadangi vis tiek, išankstiniam, jeigu tu parduodi, vadinasi, tu parduodi už pigiausią kainą. Taip. Tai labiausiai apsimoka pardavinėti galutiniai stadijoje. Imant gražą. Tai norisi kuo mažiau jų parsiduoti, tai dėl to ribotas kiekis bus, ką mes numatėm. Šitas pasiūlymas galioja, mes apie tai dar kalbėjom tik tai savo aplinkoje, labai neviešinom šito dalyko, nusprendėm palikti savo žiūrovams
Ir kam bus įdomu, parašykit, galit mums parašyti privačiai, socialinėje medijoje Baltijos namai, Instagrame ar net taip pat Facebook'e. Visur, žodžiu, gali susirasti mus įrašę į Google Baltijos namai. Tai parašykit, taip pat info@baltijosnamai.lt mūsų elektroninis paštas ir papasakosim daugiau, atsiųsim pasiūlymą apie šitą projektą. Šiaip lyginant kainas, tai yra keletas variantų, į kuriuos galima orientuotis. Tai ir realiai tam pačiam aplinkui, kas vyksta, tai dalinės apdailos yra pardavinėjama už 2,1-2,2 už kvadratą. Bet ten, man atrodo, kaip ne tik at loftą eina paprasti būtų. Okay. Tai loftas šiek tiek kaina yra mažesnė jo. Tai čia reiktų orientyrą darytis apie 1,9-1,8 yra tokia tikrai reali kaina. Dalinės apdailos, čia lyginam dalinę su dalinė. Jo, kurią tikrai gali parduoti. Imant konkrečiai loftus, kurie realiai šitam pastate pardavinėjami, tai jų kainos eina nuo 2,2, 2,3. Ir už 2,5 matėsi su pardavimu. Tai priklauso labai nuo įrengimo. Jeigu tikrai fainai įrengtas, netaupyta ten ant baldų, ant laiptų, ant visos aplinkos to būtų, tai tikrai yra, kad ir ten po 80-90 tūkstančių parsidavinėja loftą. Mes ką tokį pirminį pasiūlymą turim, vėliau kainos tikriausiai bent 100-200 didinsim, tai pirmus būtus pasileisim po 1550 už dalinę apdailą. Už dalinę apdailą. Ir sekančius, bet klausimas, kiek reikės dar papildomai parsiduoti, bet manau, 1,7-1,8 bus jau tas toks siekiamybė. Taip. Ir ką labai svarbu paminėti, ką kolega paminėjo apie kainas, didėjimą, tai yra visiškai normali praktika, nes, kaip patys gerai žinot, pirmieji sužinoja, pirmieji gavę pasiūlymą dažniausiai gauna geriausią kainą. Na, čia tiesiog yra investavimo praktika. Ir trumpai irgi kalbant, ir kaip ir dabar matote, esam tuščioje erdvėje, pradėję jau darbus, startavę su projektu. Ir būtent tokioj stadijoje, kurioje šiandien esam, būtent ta kaina ir galioja šiandieną stadijoje, kurioje esam. Nes esam suplanavę, kai jau pasistatys pertvaros, o jos tikėtina labai sparčiai pasistatys, pasidarys. Kai vaizdas atsiražnai, esmė žmonėms būna vaizdas. Tai rytojo gali ateiti į butą, pasivaikščiot, matyti, tai visiškai kitom kainom visi daiktai parsidavinėja. Taip, ir netikėtina, bet, ta prasme, taip esam apsitarę, kad pasistato pertvaros, pasidaro elektros instaliacija, pasidaro pagrindiniai įvadai ir automatiškai kaina 200-300 eurų tiesiog kyla per kvadratą. Šitą projektą mes esam numatę, kad jisai užtruks apie 12 mėnesių. Jo. Taip, tikimės tikrai, kad... Dar esam užmetę, bet čia natūrali praktika, bet skaičiavimai rodo taip, bet natūralu, teks susidurti su popierizmu, su savivaldybėm, su kitom įstaigom, kas dažniausiai tiesiog terminai ištempia, nes projektas kaip ir būna galbūt paruoštas, bet trūksta kažkokio dokumento, trūksta pridavimo. Na ir tiesiog čia toks esam apsidraudę, kad tiesiog ilgesniam laikui numatė. Pats nekilnojamas turtas, jisai per metus apie 7-8% pakyla. Tai vadinasi, tie, kas, pavyzdžiui, užsirezervuoja už šiandienos kainą, tai jau kai įsirengs viskas, tai ne tik, kad uždirbžinai šitą dalį, bet dar turtas pabrangs dar plus apie 7-8%. Ko dažnai žmonės neįvertina. Jo, ko dažnai neįvertina. Tai šitą irgi labai reikia pagalvoti, pavyzdžiui, prieš patiem kažką tai perkant, rezervuojantis iš anksto tokiuose, nes ir tikrai žinau žmonių, kurie irgi verslo modelis, kur rezervuojasi naujoje statyboje butus. Iš ankstinėje stadijoje. Iš ankstinėje stadijoje už pačią geriausią kainą, pačius geriausius išsirenka. Taip. Ir tada realiai jau kai įsirengia, sumoka visą galutinę sumą ir ten turi tą turtą 20-30% tikrai pigiau negu šiandien. Vienareikšmiškai ir tikrai galim šitą, kaip sakau, dėti parašą ties šitą sakiniu, nes abu puikiai žinom pažįstamų gerų praktikų žmonių, kurie turi sukaupę kapitalo ir būtent taiko tokią strategiją. Ir labai įdomus dalykas, kad tai nieko pačiam nekainuoja laike. Prasme, aš sumokėjau avansus, ten, sakykime, sąlygas aptartas su vystytoju ir laukiu. Tik svarbu labai paminėti, vėlgi, patikimi vystytojai. Nes, visko būna, ta prasme. Tai čia irgi momentas, kad labai svarbu žiūrėti, kas daro projektą. Manau, būtų verta irgi taip pat papasakoti daugiau apie patį projektą, ką planuojam nuveikti, ta prasme, techninės savybės, nes turim žmonių savo auditorijai, kuriem patinka tas toksai, kaip sakyti, veiksmas, ką mes čia veikiam, ką mes čia darom,
bet yra nemaža dalis žmonių, kuriems patinka techniniai dalykai ir tikrai labai dažnai sulaukiam klausimų, tai kaip čia darot, kokius šius sprendimus taikot. Tai, kaip sakau, papasakosim, numalšinsim smalsumo troškulį, tai gal galim pradėti iš tikrųjų nuo sienų ir apskritai nuo problemų, kurios kyla dažnai vystant loftuose. Šiaip visą laiką, pavyzdžiui, einant į tokius projektus yra labai svarbu išsiaiškinti ir išspręsti kanalizacijos, vandentiekio, elektros, šildymo klausimų. Tai šitose vietose irgi bus tikrai papildomų investicijų, kurias reikia spręsti, nes reikės tiek vandentiekio daugiau, tiek šildymo daugiau, negu čia yra atvesta. Tai kai kurių dalykų užteks, kai kurių dalykų tikriausiai reikės papildomai atsivedinėti iš pagrindinių trasų. Atitinkamai numatę esam papildomas išlaidas tiesiog infrastruktūros atnaujinimui. Tai realiai... Šitą reikia visą laiką, ta prasme, nusimatyti ir galvoti, ta prasme, blogiausią scenarijų, kad tikrai reikės daug investuoti į šitą dalyką ir tikėtis, kad atėjus į projektą nieko nereiks daryti. Tuose nematomuose dalykuose, tai taip nebūna. Daugumoje loftų daromi sprendimai dažniausiai būna sienų pertvaros daromos iš blokelių. Ir jeigu nusipirkęs savininkas nepasidaro papildomus garso izoliacijos, dažniausiai ką mes turim kontaktą su kaimynu. Toks jausmas, kad valgom pusryčius kartu su kaimynu, nors jisai už sienos. Tai nusprendėme painvestuoti į sienų pertvaras ir daryti su gera izoliacija. Tai pasidomėjom, yra tokia knaufų sistema, sumuštinis vadinamas gipso kartono. Dvigubų profilių. Tai pasidomėjom, yra atlikti daug tyrimų dėl pačios garso izoliacijos ir panašiai, tai nusprendėm taikyti šitą sistemą, paskaičiavom, gal procentaliai apie 20-30% yra brangiau negu blokeliai, bet, sprendžiam problemą. Šį projektą buvo iškart nuo pat pradžių pajungta architektija, tada atsirado dar papildomi tokios žmonės, kurių niekad nereikėdavo, tai yra konstruktorius, aišku, vandentiekio, irgi profesionalas, kuris ten padaro visus brėžinius ir sistemas, tada elektros irgi instaliacijos reikės žmogaus. Priešgaisrinės. Tai tokius irgi papildomi dalykai atrodo, kur, neteko susidurti, čiupinėjom kaip naujovę, bet kalbamės su žmonėm, kurie turi tame praktikos, kurie patarė įsivertinti tokius dalykus. Tai, įdomus procesas mums patiems. Tikiu, kad irgi, kodėl nusprendėm irgi šitą įrašą įrašyti, kad ir mums naujovė, esam, paskendę tame darbų gūsyje ir neužilgo po šio įrašo esam paruošę ir daugiau medžiagos apie mūsų apskritai visus šiuo metu vystomus projektus. Tai laukit naujienų ir pamatysit, kad turim ką veikti šiuo metu. Aš manau, šiandien tiek. Nebeturim ką daugiau parodyti, patalpos tuščios. Kai turėsim kitą kartą, tai būtinai atsivesim irgi per naują parodyti. Važiuojam toliau filmuoti naujo kontento jums, parodyti naujus projektus. Tai iki kito susitikimo, spauskit like, subscribe ir aišku, komentuokit, nes tikrai gaunam gerų įžvalgų iš jūsų ir jas panaudojam. Ir lauksim žinučių, kas nori įsigyti išankstinius pardavimus. Tai iki. Iki.